Išsijungia mano prieš tai buvęs laivas, tai labai laiku pamačiau. Palauksiu truputėlį, kada jūs visi prisijungsite ir rodysiu toliau. Dar kartelį atsiprašau už tos techninius nesklandumus. Tikrai nesupratau, kodėl išsijungia mano laivas. Tiesiog telefone išmetė lentelę, kad tiesiog baigėsi laivas ir jis išsijungia. Tai aš išsaugojau pirmąją dalį, ten labai nedaug ką kalbėjau, tik prisistačiau. Tai dabar galėsim žiūrėti toliau. Na, matau jau praktiškai pagal žiūrovų skaičių visi ir prisijungia. Na, tai rodau tada toliau, nieko dar nepraleidot. Medžiagą nuiminėjau maksimaliomis apsukomis, violetinio angalio eglute, violetinio žymėjimo angalių tai yra. Ir tokiais iš viršaus į apačią judesiais, absoliučiai nespausdama medžiagos. Niekada nekaitinu vienoje vietoje, kaip matot, su antgaliu vaikštau pirmin atgal. Zonoje prie nago išaugimo taškų, nago rėmuose labai atsargiai, švelniai nuima medžiagą, kad nebūtų jokių pradildžiavimų. Suku pirštą šonu ir pabaigiam nuimti. Čia taip pat švelniai atsargiai dirbam, kad nepradildžiuoti kito nago rėmo. Visoms penktadienis norisi greičiau turbūt, ar ne? Kad neužtruktume labai ilgai, norisi pasižiūrėti turbūt esminę informaciją ir keliauti į savaitgalį. Jeigu merginos yra naujų prisijungusių žmonių būtent prie šito laivo, nes paminėsiu dar kartą, kad man pirma sesija išsijungia, vos tik spėjau pasisveikinti. Tai prisistatau dar kartą, esu Gintarė Semaškienė, nagų estetikos mokymų studijos įkūrėja Šiauliuose. Ilgą laiką dirbau Kaune, vienoje garsiausių nagų estetikos mokyklų. Bet iškeliavom gyventi į Šiaulius ir dabar turiu čia savo studiją taip pat. Tikiuosi, jums viskas matosi. Noriu priminti, kad aktyviausia narė bus išrinkta laivo metu, pabaigoje laivo, ir bus apdovanota 2 pasirinktais fluido geliais. Galėsit pačios išsirinkti spalvas. Tai būkit aktyvios, iš tiesų Sincero siūlo labai fainą tokį konkursą. Ką galiu pasakyti, šiaip Sincero priemonių seniau nesu naudojusi labai daug, tai jie man atsiuntė dovanų išbandyti ir aš prieš bandydama visada ką darau, tai pasižiūriu produktų sudėtį. Tai galiu pasakyti, kad iš tiesų Sincero geliai yra tikrai neblogos sudėties, jie neturi stiprių rūgščių savyje. Rašo, kad jie yra visai be rūgščių, bet tokių produktų apskritai mūsų rinkoje nėra, netgi produktai, kurie yra rašomi, kad jie yra nerūgštiniai, jie vis tiek turi šiokios tokios rūgšties. Bet šitie konkrečiai produktai Sincero yra labai mažai rūgštiniai. Tai pakankamai saugus naudoti. Gerai, pavaliau truputį šiukšlės. Nu ir ką, toliau ruošiam nagą. Taip, toliau dėsiu liepsnelės formos antgalį. Ir dabar atstumdysim odeles. Atkėliam odeles. Na ir nusivalykim nagučius. Čia jau turbūt kiekvienai šitie žingsniai nagų meistrai žinomi iki skausmo, ar ne, nuimti dirbtinę medžiagą, pasidaryti manikiūrą. Kiekviena žinom, kad nuo gero manikiūro priklauso geras laikymas. Ir kaip tik turėjau diskusiją šiandien su viena kliente, kuri taip pat yra meistrė. Diskutavome apie gelius ir apie medžiagų laikymą. Tai klausė manęs, ar tikrai visos firmos yra geras, jinai ten išbandė dar kitos kompanijos gelius ir sakė, jai prasčiau laikosi.
Tai iš tiesų, žinokit taip, visų kompanijų medžiagos yra tikrai geras, ypač jeigu jos yra sertifikuotos ir parduodamos Lietuvoje, tai jos yra geros. Tik tai su kiekviena produkcija reikia mokėti naudotis. Ir kiekvieno produkto gamintojas nurodo būtent savo technologiją, kaip naudoti jų produktus. Nu, vat, išsivalom. Tai nepatogu, nes noriu, kad jūs matytumėt per kamerą, o aš jau taip labai susisukusi čia žiūriu. Bet tikiuosi, kad matot jūs. Apsukas naudoju didelės, visada naudoju, nežinau apie kokią jūs frezą kalbate, kokią jūs frezą turite, apsukos skiriasi kiekvienoje frezai, bet aš naudoju maratoną šiuo metu ir apsukos yra nuo 17 iki 25 000. Šiaip žiūriu pagal odeles, tai vat nuo 17 naudoju labai jautriam odeliam, tokiom, kurios būna labai plyšinėjančios, sakykime, ar ne? Ir arba labai prikepę, arba visai nauja klientė, tai tada naudoju 17 000 apsukas. O 20 000, 25 jau naudoju pastoviam klientėm, arba savo, arba kietesniem odeliam. Žiūrėkite, žirklutės, dešinėrankė esu, tai kaip laikau žirklutės, kišu bevardį pirštą į apatinę žirklutę, tada kišu nykštį. Mano vidurinis pirštas, didysis pirštas štai čia yra, o smilius yra ant vinuko, vinis ar ne, kur ant vinuko. Arba po vinuku, žiūrit, kaip jums patogiau, kad galėtumėm patogiai valdyti. Teisingas įrankio valdymas labai duoda didelę įtaką mūsų galutiniam odos kirpimui. Kerpame visada po mažą milimetriuką, niekur neskubam. Ne? Čia žinau, kad jums prijungiau lempų iš visų pusių, kad jūs viską galėtumėt gerai matyti. Bet esmė ta, kad aš pati nematau nieko. Pati nematau, kaip ir sakiau, dėl to, kad žiūriu visiškai per kampą, kaip aš čia kerpu, kaip aš čia ką darau. Svarbu man yra, kad jūs matytumėt vaizdą. O ten dar matau šiukšlytę, bet čia toks nago jau pabalimas yra. Na ir sekant, kiek nuimu senos medžiagos, tai senos medžiagos visada stengiuosi šalinti didžiąją dalį, praktiškai viską nuimu nuo nago, nėra ten nei 10, nei 15% nepalieku, nebent išskirtiniais atvejais, tai kai yra labai į apačią lenktas nagas, auga ar ne, gaubtas. Tada nago galiuke nėra tikslo nuiminėti visą seną medžiagą, bet jeigu nagai yra standartiniai arba į viršų augantis, tai nusiimu praktiškai visą seną medžiagą. Nu va, žirklutėmis nusikirpau odelę, tikrinu, ar čia dar nieko nėra, bet jau kaip ir viskas mano. Nu ką, pasiruošiam nagus, toliau seka nago pašiaušimas. Visada naudoju dildę, kur yra 180 gritų, va čia yra 100-180, tai viena pusė švelnesnė, kita grubesnė. 100 gritų per akis man užtenka. Noriu priminti ir priminti tom, kas žino, arba paminėti, kas nežino. Nago pašiaušimas yra skirtas tik tam, kad mes pašalintumėm prie nago prilipusią riebalinę nago dalį, ar ne, sluoksnį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums su dilde nereikia nago drožti. Jau seniai pamirštas dalykas yra, kad jeigu nelaiko medžiaga, vadinasi, blogai pašiaušiam nagą, ar ne? Ne, tai yra netiesa. Kuo mes stipriau drožiame nagą su dilde, su freza ir panašiai, tuo mūsų natūralus nagas plonėja ir tuo blogesnis sukibimas ateityje mūsų laukia. Gerai, kas toliau sekantis žingsnis? Dehidratorius. Aš turiu purškiamą dehidratorių, tačiau purškiamas dehidratorius ne visiems klientams tinka. Tada reikėtų
dar papildomai nuvalyti su tokia paprasta, nesipukuojančia servetėlė. Reikia būtinai palaukti, kad nagas pasidarytų baltos spalvos. Jis jau pradėjo balti, vadinasi, drėgmė iš nago yra ištraukta. Taip, dar aš noriu pasižiūrėti. Čia klausimus rašėt, gal man pavyks pamatyti. Ar būtų galimybė parodyti Sincero color gelius? Tai jūs turite galvoj Sincero lakus? Sincero lakus parodysiu dizaine, kadangi rodysiu vieną nagą, parodysiu apskritai, kaip padaryti su Sincero geliu, o kitą nagą rodysiu iš karto dizainą, kaip padaryti būtent su lakais ir su geliais. Dabar ką darau, truputėlį siaurinu nagutį, tam, kad atsirastų vietos sekančiai medžiagai. Truputėlį, ar ne, jokių būdų nelendu iš augimo taškus. Tipsas jums, kai atliekate korekciją, neatrumpinkite nago iš karto. Ta padarysite procedūros pabaigoje. Kodėl? Na, aišku, nebent jūs labai drastiškai ruošiatės trumpinti nagus, tada taip, tada didžiąją dalį pašalinti, bet vis tiek ne visą nago ilgį. Ir iš karto išduosiu paslaptį, kodėl. Turėsite gale, kai viską nulakuosit, uždėjusi topą ir tada patrumpinsit dar gerą milimetrą ar 2 milimetrus, jūs pamatysit, koks gražus nago vaizdas atsivers tada. Taip, po dehidratoriaus imu base coatą. Mato, čia yra flexi rašo, tai reiškia, kad bazė bus pakankamai elastinga, o elastinga bazė reiškia tai, kad jinai turės gerą sukibimą. Ir ką labai noriu parodyti, tai ingredients, nežinau, matau gerai matosi, ingredients ir pažiūrėkite, pats pirmas produktas, ką rašo ingredients, tai yra di-hema. Di-hema reiškia, kad šitos bazės molekulinė masė yra padidintos formulės. O tai reiškia, kad, žodžiu, jeigu ir yra kenksmingų medžiagų, tai jos yra padidintos ir negali praeiti tiesiogiai į mūsų organizmą per nagą, nes jos tiesiog netelpa praeiti pro nagą. Kitaip sakant, šita bazė yra tikrai saugi naudoti. Apskritai hema produktas, hema, ne di-hema, o hema produktas yra nesaugus mūsų darbe. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu pirmu, antru arba trečiu numeriu eina hema produktas, hema trumpinys, kitaip sakant, sudėtyje, tai toks produktas kelia papildomai didesnę tikimybę žmogui turėti alergiją geliui. Ten eina visi blogiausi ingredientai, sakykime, hemoje, ar ne? Ir jie yra tokie kaupiamieji. Dėl hemos produkto mūsų organizme kaupiasi alergija, kuri gali pasireikšti po 5 ar 10 metų išlysti, ar ne? Atrodo, niekada neturėjau alergijos, o kažkaip pradėjo pasireikšti. Tai būtent dėl hemo produkto. Bet hema iš principo pati savaime netampa bloga. Užtepiau ir dabar plonų sluoksnių tepiau, kadangi man reikia tik sukibimui, kišiu į lempą 30 sekundžių. Jeigu hemos produktas yra nurodytas sudėtyje kaip, sakykime, vienas iš paskutinių produktų, ar ne, na, ten 4., 5 sudėtyje, tai jo baimintis nereikėtų. Jis yra atsakingas už gerą laikymasi ant mūsų nago plokštelės, bet jeigu jis yra nurodytas pirmaisiais produktais, 1., 2., 3. numeriu, jau toks produktas kelia grėsmę klientui ir mum. Bet jeigu yra di-hema, būtent kaip Sincero lakuose, tai tokį produktą yra naudoti saugu. Nu va. Uždėkim tą baisų vaizdą. Va taip. Nu va, išsijungia praėjo 30 sekundžių. Galiu pastebėti, kad bazė visiškai neturėjo jokio kaitimo. Nu ir ką, ir dabar pasižiūrėsim pirmiausia kokį nors vieną gelį spalvotą. Tai pažiūrėsim, kokį čia norėtumėm. Čia pink yra. Tai aš galiu daryti, tuo išsirinksim kažkokią spalvą. Taip, šitie geliai puikiai tinka trumpiems ir vidutiniams nagams, jie tinka apskritai tik sustiprinti natūraliai nago plokšteliai, bet vėlgi aš labai patarčiau apskritai, kai jūs dirbate su bet kokiu geliu, ar su
su tokiu fluidiniu geliu, ar jūs dirbate su bottle geliu, su bet kokiu, ar ne? Jeigu tai yra ne bazė, o gelis, visada patarčiau išimti panagę pabaigoje darbo. Bet vėlgi, kaip ją išimti, jeigu jūs dirbate su trumpais nagais, ar ne? Paėmiau baby boomer spalvą. Kaip reikėtų išimti panagę? Tai kaip ir minėjau, netrumpinkit nagų procedūros pradžioje. Pašalinkit seną medžiagą, pasidarykit manikiūrą, pašiauškit nagus, suteikit nagui truputį siauresnę, šiek tiek siauresnę formą, net stipriai, o šiek tiek siauresnę formą, kad būtų medžiagos, kad būtų vietos naujai medžiagai, ar ne? Ir tada viską sumodeliuokit iki pat galo, išdildžiuokit ir nagus trumpinkit pačioj pabaigoje, pageidautina iš vis po lakavimo ir topo. Žiūrėkit, ką dabar darau. Easy gelį jų, ar ne? Va šitą easy gelį. Patogiu savo teptuku. Oi, teptuką irgi norėjau parodyti Sincero. Tuoj palaukit, aš atsinešiu. Čia dabar po ranka buvo. Kol čia susijungiau savo telefono laikiklį, nebeatsinešiu. Tuoj parodysiu, palaukit. Labai panašus iš tikrųjų į mano mėgstamus teptukus. Štai žiūrėkit, net nepastebėsit skirtumo. Labai panašus teptukas. Va, matot? Apvalus, patys patogiausi gelio teptukai, iš tikrųjų, va tokie apvalus yra. Kai turit naują teptuką, visada išpurtikit pirmiausia transportavimo klijus, kad jų nebūtų. Nu va, ištepėt nagutę ir iš karto pradėsim modeliuoti per viršų. Toj dar kartelį įsitikinu, ar aš visą nagutį ištepiau. Ištepiau visą nagą, nu ir pradėsiu modeliuoti. Taip pat noriu dar pabrėžti tokį dalyką, norint išvengti atsitiktinių alergijų klientam, žodžiu, kad kuo daugiau išvengti alergijų, turit žinoti tokį dalyką, kad visi geliai, kurie palieka lipnumo sluoksnį, kurie kaip pasakyti, po džiūvimo lempoje vis tiek yra lipnus, ar ne? Tai va tas lipnumo sluoksnis yra pats didžiausias alergijos kėlėjas. Tai būtinai reikia nuvalyti lipnumą po bet kokio gelio ar bazės, kurie skleidžia lipnumą. Štai pažiūrėkit, koks tas gelis. Vat uždėjau lašą ir noriu pasižiūrėti, kaip jisai elgiasi. Kaip matot, jisai niekur nebėga, nors buteliukė atrodė toks pakankamai skystas, bet vat aš jį vartau ir jis niekur nebėga. Uždėjau lašą gelio, vat pasimsiu dar truputį. Konsistencija tokia pati, atrodo prie savęs traukianti gelį. Tuoj sufokusuokim, kad nedingtumėm iš vaizdo ir toliau. Nu ir ką, pirštelį laikau į apačią. Visą gelį pradedu tempti link nago galiuko. Nu, teptukas grinai toks, kokį aš mėgstu. Aš lygiai su tokiais pačiais teptukais dirbu. Kompanija kita, bet dirbu su tokiu pat teptuku. Kadangi Lietuvoje tokių teptukų seniau negaudavau, dabar matau, kad gausiu. Bet vat ant mano teptuko dar antroji pusė yra, va čia mano teptukas, matot, lygiai toks pat, antroji pusė, tik jis turi dar tokį ploną galiuką. Tai man labai patinka tie su plonais galiukais, kad aš galiu privesti prie nago šono dar medžiagą ir kažkur ją pataisyti. Šiaip ką galiu pasakyti, vat mano pirmas toks prisilietimas rimtesnis prie šito gelio, ne tik pasižiūrėjimas buteliukę, bet ir pačiupinėjimas vat ant nago, jis visiškai neturi jokio bėgimo į odeles. Tiesą sakant, maniau, kad šitas gelis bus sudėtingesnis darbui, bet, kaip matot, visai nesudėtingas. Na va, truputį apverskim nagą, kad jisai subėgtų taip, kaip turi subėgti. Pasižiūrėsim, kaip jisai čia bėgioja. Kol kas nepergyvenam, kad nago galiuke bus truputį daugiau to storio,
Nepergyvenam, nes, kaip ir sakiau, trumpinsiu viską pabaigoje. Čia tokia jau paslaptėlė iš mokymų mano. Apskritai savo mokymuose labai daug pasakoju apie cheminę sudėtį ir pasakoju, kaip pasirinkti produktus, medžiagas, kas svarbu, į ką atkreipti dėmesį. Nes yra tokių dalykų, kur, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje yra uždrausta, o pas mus Lietuvoje net neįtraukta į pavojingų produktų sąrašus. Nu va, labai gražiai dėliojasi, iš tikrųjų pati žinokit, šiuo metu žiūriu ir galvoju, tiesiog užsižiopsojus esu, žiūriu, kaip čia jisai dėliojasi. Kišu į lempą, toj pasakysiu kaitimą, ar kaista ar ne, įkišau 60 sekundžių. Ir dabar iškart rodysiu kitą nagutį. Lempoje šiek tiek kaista, bet labai momentinis tai buvo, viskas jau ir nebekaista. Kaitimas buvo tik toks, kad pastebėjau, lyg tai pradėjo šilti ir viskas dingo. Tai reiškia, kad fotoiniciatorių nėra daug, nešyla labai greitai medžiaga. Tai turėtų būti lėtesnis tingimas, bet lėtas tingimas yra gerai, nes tiesiog nenudegins nago plokštelės, nebus pavojingas. Taip, 60 sekundžių. Merginos, matau, kažką ten rašote, nebuvo galimybės pasižiūrėti, kas čia ką rašė. Tuoj. Puikiai nešiojasi, kokia šio gelio konsistencija. Konsistencija, žinokit, žiauriai įdomi. Aš galvojau iš buteliuko atidariusi, kad jis bus skystas. Na, jis toks skistokas ir yra, bet kai tu pradedi su juo dirbti, jisai klampus. Kaip čia pasakyti, jisai atrodo, kad pats traukia save, žodžiu. Niekur nebėga jo dėlės. Tikras tiksotropinis gelis, va taip sakyčiau. Žiūrėkit, čia ir rašo tiksotropinis, va. Tiksotropinis, ar ne? Tai tikrai tiksotropinis ir yra, va. Tiksotropiniai geliai yra tokie, va, skysti, lengva modeliuoti, bet jie niekur nebėga į šalį. Nu va, išdžiuvo lempoje. Tikrai tokia graži spalvytė, ne? Visą dildžiavimą parodysiu pabaigoje. Dabar iš karto noriu parodyti tokį dizainą, kuris šią vasarą, pavasarį bus iš tikrųjų toks labai ant bangos, kaip sakau. Tai man reikės kokio nors šviesaus gelio. Aš galvoju, gal mes paimkim šitą su folija, bus kažkas įdomesnio. Ir pasiimsim keletą spalvotų gelių. Taip, spalvotus gelius aš pirmiausia norėčiau jums parodyti, pasirašiau keletą tipsų, noriu išbandyti kartu su jumis, nes aš ir pati jų nebandžiau, bet noriu parodyti ir pasižiūrėti kartu, kaip tepasi ir kaip atrodo pigmentacija gelio. Tai pasižiūrėkim visi kartu ir turėsim tą tokią labai nuoširdžią, natūralią reakciją, kadangi aš jų nebandžiau. Bet netgi matos ir ne, buteliukas nenuterliuotas, ką tik atidarytas. Va, tokia spalva, čia rašo neoninė koralinė. Nu, va, pasižiūrėkim, barbiška visai spalvytė. Žiūrėkit, tepu labai plonų sluoksnių. Specialiai netepiau tipsų iš anksto spalvomis šitomis. Norėjau parodyti iš karto transliacijai, kad galėčiau įvertinti kartu su jumis, kaip čia įstepasi. Nu, žiūrėkit, va, labai plonų sluoksnių. Jezu, čia visur tų šviesų, aš toj gal biškutį patrauksiu vieną šviesą, gal jums čia per daug. Bet labai plonų sluoksnių, sakyčiau, net praktiškai nepersimato. Aš apskritai lakus mėgstu lakuoti iš 2 sluoksnių tam, kad neišstorinti nago, bet jeigu, tarkim, nėra laiko ar ne, nu, būna tokių situacijų, kad, pavyzdžiui, klientė vėluoja, arba ten viena klientė vėlavo, kita atėjo, bet kita vėl greičiau atėjo, ar ne, ir mums reikia nulakuoti greitai, tai lakuoju ir iš 1 sluoksnio. Jo labiau, kad tie lakai mums leidžia tai padaryti dabar. Žiūrėkit, va, truputį turiu, labai fainas gelis, iš tikrųjų. Tiesą sakant, esu ir pati labai maloniai nustebinta, kadangi, kaip ir minėjau, aš šitų gelių Sincero niekada seniau nenaudojau.
Ir jie man parašė, atsiuntė išbandyti ir paprašė tuo pačiu nufilmuoti laivą jums. Nu tai va, žinokit, jūs viską, ką girdit, yra toks iš natūralios, kaip pasakyti, natūrali mano reakcija į ką tik užteptą gelį. Kišam į lempą, pažiūrėsim, kaip bus. Tokia va, sudėtinga spalva, ar ne, paėmiau. Dabar paimkim dar vieną tokią sudėtingesnę spalvą, baltą, pažiūrėkim. Nenoriu atimti jūsų ilgai eterio laiko. O balta spalva, žinokit, tokia tiršta, daug tirštesnė negu, pavyzdžiui, buvo rožinė. Bet tepasi irgi, žinokit, galiu pasakyti, netgi kaip, net ne kaip lakas labiau, o kaip dažas. Vat, nežinau, ar yra kas nors iš jūsų naudoja Fox gelius. Vat aš turėjau seniau Fox gelius. Ten buvo, nebepamenu, kaip vadinosi ta linija jau, bet tokia kaip vinilas tepasi. Tai va čia irgi, žinokit, labai toks, labai pigmentuotas, tirštas, bet jisai, žiūrėkit, nepalieka praktiškai drūžių. Tai manau, kad su juo irgi bus galima piešti net ir prancūzą. Aš ir norėjau jums parodyti pieštą baltą prancūzą. Tai vat parodysiu vėliau. Labai nustebinę iš tikrųjų mane šitie geli. Gerai, pažiūrėsim dar, kaip jisai elgsis būtent prancūzo metu. Na ir dar kokį vieną pabandykim, tokį sudėtingesnę spalvą, kokią čia vat būtų, čia rašo mėtinę. Pasižiūrėkim. Nes čia visai nepanašu į mėtinę, ar ne? Pažiūrėkim. Tokia ryškoka. Tokia? Kažkur dingsta fokusas, ar ne? Aš čia per daug pridėjus reikalų, tai fokusas pats išeina. Va tokia. Pažiūrėkim, visų spalvų netepkim, pasižiūrėkim, kokią tai sudėtingesnę dar spalvą. Čia rašo neoninė rožinė. Va tos spalvos tokios būna sudėtingos, ar ne? Neoninės rožinės būna dažniausiai skaidrokas, sunkiau tepas. Pasižiūrėkim. Taip, vėl patrauksiu viską į šoną, nes labai dingsta fokusas, matau, ar ne? Gerai. Tai kur dabar fokusuoja? Šiaip galiu pasakyti, per telefono kamerą nesimato tos spalvos grožio. Čia gal irgi nuo lempų mano. Tai pabandykim vėl atsukti tą lempą. Tokia tikrai skaudi rožinė spalva. Šiek tiek galbūt jinai maišyta, turi oranžinio savy, bet šiaip dominuoja rožinė. Telefono kamera turbūt niekada neatskleidžia to grožio, bet žinokit, jeigu kas nors ieškote neoninės rožinės vasarai, tai va šita spalva yra tikrai labai nebloga, kaip matau. Tarp kitko buvau Pelenės parodoj ir ieškojau kaip tik labai panašios kokios tai spalvos. Galiu pasakyti, aš neradau, prisipirkau visokių rožinių atspalvių, bet ne tokią. Tai jeigu kas norėsit pasižiūrėti Šiaulietės, tai galit užsukti pas mane, aš parodysiu šitą rožinę spalvą. O šiaip pabandykit pasižiūrėti, gal Sincero puslapis bus aiškiau parodęs tą spalvą, nes matau, kad kamera visiškai neatspindi šitos spalvos grožio. Čia, žinokit, bus vasaros bomba, aš jau matau dabar. Sakau, ypač aš neradau Pelenį nieko panašaus. Ieškojau, nes esu seniau turėjus tokią spalvą ir man viskas paskutinius likučius išnaudojau šį pavasarį. Tuoj apverčiu šitą spalvą, pažiūrėsim, kaip jinai. Pažiūrėkit, irgi iš vieno sluoksnio drąsiai galima uždengti, tuoj bandysim čia jums patamsinti. Čia žinokit, aš iš visų pusių spalvų šitų lempų prijungiau. Tai sunkiai matosi, bet šiaip spalva tai čia yra kosminė, žinokit. Gerai, nebetrukdau jūsų su tom spalvom, truputį pasižiūrėjom, kaip dengiasi, tai galiu pasakyti, kad dengiasi tikrai labai neblogai. Apskritai, sakau, mane Sincero yra nustebinę, nes aš niekada nebuvau labai geros nuomonės apie produktus, kuriuos galima nusipirkti, sakykime, prekybos centruose, ar ne? Tai dar pasižiūrėsim jų išnešiojimą, ar ne? Koks bus, kad galėčiau visai iki galo įvertinti. Tai galėsit mano puslapį pasiekti, aš įdėsiu po 3 savaičių, kaip nešiojasi. Gerai, dabar noriu parodyti ant vieno nago dar dizainą, kuris bus iš karto ir korekcija, ir dizainas, bet labai populiarus bus šią vasarą.
Tai vat padarysim tokį lengvą ombre. Padarykim gal iš va šito šviesiai rožinės. Ir kokį čia mes dar turim. Nu ir mėtinių. Mėtinis, gal aš nelabai noriu mėtinių. Nu nesvarbu, bus gerai mėtinis. Žiūrėkit, čia dabar darysiu tokį visai kaip pagrindą, tik tai labai plonai, vat užsidėjau lašelį, rožinės spalvos. Ir žiūrėkit, dabar su teptuku, paprastu bet kokiu teptuku. Reikia pasivalyti, tik tai aišku, nes čia su gėliu nudirbau. Vat, kad ir su tuo pačiu teptuku, aš šitą spalvą vat išmakaluoju po nagą, arčiau odelių prinešiu. Ir matau, kad labai geras pigmentas, man netgi per daug šitas spalvos yra. Tuoj nuvalysim teptuką ir dar kartą praeisim. Dabar aš ką darau, tai noriu, kad labai švelniai būtų toksai nagas tik vos padengtas. Nu va, žiūrėkit, visai galiuką nuvalysiu. Beje, šitą spalvą dabar dedu ant labai plono įtrinto sluoksnio, ar ne, medžiagos. Jūs matėt pačioj pradžioje, aš čia dariau tik tai įtrinimą su Sincero būtent baze. Taip, toliau. Va, čia žiūrėkit, kokia irgi bus šios vasaros, manau, topas. Tokia jūrinė mėtinė spalva. Dedu ją ant nago galiuko. Jau dabar žinau, kad labai pigmentuoti, tai užkart nebepersistengiu uždėti daugiau. Traukiam viską iš kameros, kad kuo mažiau čia kamerai būtų blaškymus. Žiūrėkit, teptuką laikau jau iš kitos pusės paėmusi. Ir padarysim irgi tokį lengvą ombriuką. Labai pigmentuoti. Tai jeigu darysite tokį ombre su šitais lakais, žinokit, reikia labai mažai spalvos. Va tokį vos švelnų pastelinį ombriuką. Žinau? Vieni tokių populiariausių dizainų. Taip, dabar ką darau, dedu į lempą. Lempoj ilgai nelaikysiu, kadangi labai nedidelis lako kiekis, tai man užteks 10-20 sekundžių, tuoj pažiūrėsim. Kiek čia mes laikysim? 10, dar kelias sekundės. Kas būna, jeigu gelio uždedate per daug? Tai nieko, žinokit, nebus, jeigu gelio bus per daug, jį tiesiog, pasakysiu taip, visada viską galima nuvalyti, kol yra nesukišta į lempą. Tai čia yra auksinė taisyklė. Nekiškite į lempą, jeigu matot, kad kažkas yra negerai. Nu va, žiūrėkit, ir parodysiu dabar tą tokį įspūdingesnį dizainą. Tai vat imu baltos spalvos, norėjau sakyti poligelį, labai nedidelį kiekį jo imu, tokį lašelį. Ir dabar tiesiog tą lašelį vat, kaip nors išskirstau, ar ne, ant nago. Tokį burbuliuką vat padarau. Matot, burbulas. Jis gali būti netolygus, netaisyklingas, vat. Ne, dar fainiau, jeigu iš vis padarytumėt jį tokį duobėtą. Ir nesusijungti turi tie lašeliai vienas su kitu. Va, žiūrėkit. Matote, tokius sudėjau lašus. Bet iš šono žiūrint, Jėzu, kaip nefokusuoju. Va, matote, tokie grinai lašai. Dabar juos kišu į lempą. Tokius lašus, niekur nemodeliavus, nieko nedarius, kišu į lempą. Šiek tiek pastingdžiau ir dirbam toliau. Dabar tai pasimsiu vėl tą pačią mėtinę spalvą. Pasidėsiu, kad man būtų patogiau, vat mėtinės spalvos lašelį. Paletėje, mėtinę spalvą. Ir pasimsiu tą pačią rožinę, kad nebūtų didelio kičo man, ar ne? Va šitas spalvas. O galima iš vis vieną spalvą, nebūtina jau čia spalvų miksuoti. Nebūtina daryti ir ombre dizaino po apačią, bet man asmeniškai įdomiau atrodo gal tie tokie ombre dizainai po apačią, kaip padaryti. Taip, dabar imu kurią nors spalvą. Kadangi viršui buvo rožinė spalva, tai dabar paimsiu vat, mėtinės spalvos. Ir pirmą tą burbuliuką visur iš šonų jį apdengsiu. Vat matot, tokį iš šonų grinai vat jį dengiu. Truputį užlipu ant burbulo.
Šiaip tai šitie dizainai yra labai greiti, aš tik tai, kai noriu jums parodyti, tai truputį ilgiau atrodo gal. Va, vienas burbulas. Toliau, va, sekantį burbulą paimsiu rožinį gal. Va. Irgi, va, paterliosim. Vienas toks, vienas toks. Labai bus švelnus dizainas pabaigoje ir šiaip labai gražiai atrodo. Iškart pasakysiu, kuo didesnius, aukštesnius burbulus pasidarysit, tuo įspūdingesnis bus dizainas pabaigoje. Dar vieną tą mėlyną, ar ne? Venkit violetinių spalvų ir tamsiai tokių mėlynų, žalių tamsiai tokių chaki spalvų, ypač prie odelių zonos, nes paskui gali turėti tokį nemalonų variantą kišai lempą. Gali turėti tokį atvirkštinį dizainą, ar ne? Jums gali atrodyti iš tolo žiūrint, kai būtų nudaužyti nagai, arba atrodys taip, lyg tai nagai būtų su žaliamėlio bakterija, ar ne? Pažaliavę. Tai žodžiu visų dizainų, kurį dedasi blizgučiai visokie, blizgučiai prie odelių, žinot, pereina. Daug prideda blizgučių prie odelių, tada kokią nors ten baltą bazę ar baltą gelį, ar ne, ir tokį palieka. Tai vat venkit visokių mėlynų ir violetinių blizgučių ir žalių tamsiai. Tokių chaki spalvų. Dėkit rožinius, auksinius, oranžinius, tikrai neprašausit. Nu va, išdžiuvo lempai. Dabar ką darau toliau? Toliau vėl imu gelį. Ir vėl dėsim gelį toliau. Vat vėl imu burbulą. Ir tą burbulą vėl dedu tiesiog kur nors. Vat, ar ne? Vieną burbulą. Ir va taip dabar dėliosiu tos burbulus, kol sudėsiu visą nagą. Tol, nu, ta prasme, visas nagas turi būti padengtas burbulais, ar ne? Netolygiais, kaip sakiau, kuo aukštesnis burbulas, tuo gražesnis dizainas bus. Nepamirškim, kad viską mes galėsim paskui išdildžiuoti su freza. Oi, priliečiau. Per kamerą užsižiūrėjau ir priliečiau. Tuoj nuvalysim. Va. Va, pavaliau. Dar kartą rodau iš šono. Va, matot, dideli burbulai tokie gaunasi. Va. Matot, toksai guzuotas burbulinis nagas, ar ne? Va, matot, kaip įvyko. Ten, kur pavaliau, kadangi neįkišau iš karto į lempą, jau iš karto bėga vėl gelis. Nu, jisai turi tokią savybę, visi geliai turi savybę. Jeigu jau ten buvo pabėgęs, jūs pavalėt, iškart reikia kišti į lempą, nes kitaip jis vėl ten nubėgs. Nes gelis traukia gelį, pats limpa prie savęs, kaip sakau, ar ne? Kadangi prisilietė prie odelės, odelė lipni ir jis iš karto ten bėga. Kišu į lempą padžiūti. Šitas baltas gelis, galiu pasakyti, didesnių kiekių, truputėlį labiau kaista. Bet tai yra normalu, kadangi tai yra baltos spalvos gelis, juose yra pigmento daugiau, balta spalva apskritai sunkiau džiūsta, todėl joje dažniausiai būna daugiau fotoiniciatoriaus įdėta. Fotoiniciatorius yra medžiaga, kuris skatina greitesnį medžiagos džiūvimą lempoje. Nu ką, vat, toksai, vat, ne, dabar burbuliuotas, baisuoklis toksai. Taip, ir vėl imam spalvą ir dedam toliau. Vėl dėsiu rožinę. Bus labai švelnus toksai dizainas pabaigoje, šiaip labai gražiai atrodytų ir visokių blizgučių įdėta. Va taip aplinkui. Labai turėsim švelnų vasarinį, pavasarinį tokį įdomesnį variantą. Nu kągi. Dedam spalvų. Aš tokia labiau rožinių spalvų gerbėja, tai aš jau tų rožinių labiau norėčiau pas save. Aplink tą žalę sudėsim. Kadangi norėsiu jums parodyti išnešiojimą, tai būtent dėl to ir dedu tas spalvas tokias, kurios man labiau patiktų. Nu, va šitą visą marmalynę kišam į lempą. Klientė gali labai įdomiai pasirodyti tie marmalai. Bet galutiniam variante, vat, kas mėgsta tokius švelnius dizainus, kad būtų spalvų, kaip sakau, bet ne per daug spalvų, tai jom tikrai patiks. Vat klausimas, kodėl pradeda kaisti? Tai vat paaiškinau, kaista medžiagos
lempoje, todėl, kad juose yra daugiau fotoiniciatoriaus. Yra tokia medžiaga. Fotoiniciatoriai yra papildoma gelio medžiaga, kuri dedama būtent dėl to, kad gelis lempoje gerai ir greitai pradėtų kaisti. Kitaip sakant, kad gelio molekulės pradėtų greičiau judėti, sureagavusios su lempos ultravioletiniais spinduliais. Šiaip dar toks įdomus dalykas. O dabar žiūrėkit, ką dabar darau. Dabar visur, kur liko man nagutis. Šiaip galėjau dar dėti burbulų, bet nenoriu atimti iš jūsų laiko. Šitų burbuliukų galit pridėti visą nagą, kiek tik norit. Didesnių, mažesnių. Ir aplink kiekvieną burbuliuką, žodžiu, dedat spalvas. O dabar aš visą likusią architektūrą tiesiog užpildau baltu geliu. Bet visus likusius tarpelius užpildau geliu. Bus toksai pabaisiukas dabar. Bulkiukas, kaip aš mėgstu sakyti. Tokiam dizainui geriausia lempą, dabar, kai aš uždedu tokiu kiekiu, įjungti ant mažesnės apšvietos, ar ne? Tai reiškia sumažinti lempos galingumą. Ir geriau ilgiau padžiovinti, bet ant mažesnės kaitros. Kadangi gelis didesniam kiekyje gali labiau kaisti. Tai pasižiūrėkim dabar. Aš biškutį atsiprašau, jeigu jūs dabar nematysit, bet aš nematau visiškai šito šono per kamerą. Nu va, susidėjau šitą pabaisiuką, pažiūrėkit, koks tragiškas dabar. Va, koks tragikomedija kokia, ne? Gerai, šitą tragikomediją dedame į lempą dabar jau pilnam džiūvimui. Dedu ant mažos apšvietos 90 sekundžių. Tai jeigu jūsų lempa yra 48 per brūkšnelį 24 vatai, tai kai jūs paspaudžiate ilgesnį džiūvimo laiką, tai yra 90 sekundžių, tai automatiškai įsijungia 24 vatų režimas. Kitaip sakant, gelis džiūsta ilgiau, bet mažiau kaitina. Geriau poligelis ar paprastas gelis. Čia žinokit, visiškai nėra skirtumo, ar jūs naudosit gelį ar poligelį. Tiek tie produktai, kaip ir minėjau, yra labai geri. Čia priklauso nuo jūsų darbo įpročio, nuo to, ką jūs darot. Pavyzdžiui, trumpus nagus aš mėgstu daryti labiau su geliu. Jeigu aš darau ilgus nagus, pavyzdžiui, vakar turėjau mergaitę, modelis mano klientę, taip sakykim, kuri nešioja ilgus nagus, tai jai dariau su poligeliu. Bet jinai nešioja jau labai ilgus nagus. Tai ilgas nagas reiškia nuo odelių iki nago galiuko apie 4 cm. Nu tai tikrai ilgas nagas, ar ne? Tai vat. Tai man tiesiog patogiau buvo daryti su poligeliu. Kas kiek laiko persidarote nagus. Jeigu atvirai, aš pati labai ilgai tuos nagus savo nešioju, todėl kad labai nemėgstu savo jų daryti. Tai jau tempiu iki paskutinės minutės, bet čia aš galvoju, greičiausiai visi meistrai mes taip darom. Va, išsijungia, žiūrėkit, vienas koksai gražuoliukas iškart, o kitas koks pabaisiukas. Tai va, dabar ką darysim? Nuvalysime lipnumą. Bet šiaip pabaigsiu atsakyti į klausimą, nuvalysiu lipnumą ir pasimsiu dildę. Ir pabaigsiu atsakyti jums į klausimą. Kas kiek laiko reikėtų daryti nagus? Nagus reikėtų daryti kas 3 savaitės, daugiausia kas 4. Ne dėl to, kad nagas nuauga, o dėl to, kad medžiaga, kuri polimerizavosi lempoje, jinai po 21 dienos, praėjus 21 dienai, tai yra būtent 3 savaitėm, jinai pradeda senti. Ir molekulės, kurios lempoje, kaip gelis yra skystas, ar ne, jis bėgantis toks. Ir kai mes įdedame lempą, lempos šviesa ultravioletinė pradeda veikti, fotoiniciatoriai skatina gelio judėjimą molekulių, jos juda ir tarpusavį molekulės susikabina. Dėl to nagas yra labai tvirtas ir mes turim tvirtą kietą medžiagą. Po 21 dienos kažkur atsikabina vieną molekulę, kažkur atsikabina kitą, kažkur liktai nagas dar laikosi, bet užtenka sudildėt, pradedi judinti ir matai, kad tas nagas pradeda birėti. Tai dėl to reikia medžiagą keisti po 3 savaičių, kadangi atsiranda mikroskylutės naguose, kurių mes su savo akimis net nematom, ar ne? Bet vien dėl to, kad jos ten yra, tai ten kaupiasi drėgmė, gali atsirasti žaliamėlė bakterija.
Žodžiu, nagui yra nebesaugu, nagas tampa trapus, nebeatsparus smūgiam. Taip, įsijungiu frezą maksimaliom apsukom, vėl pasidėsiu drėgną servetėlę. Ir dabar padarysim dildžiavimą. Taip, dirbu forwardo apsukom, pirmiausia tvarkau aplinkui odeles. 45 laipsnių kampu, nieko nespaudžiu, švelniai dirbu. Nuo vieno išaugimo taško iki kito. Iš kairės į dešinę. Sekantį nagą. Taip pat iš kairės į dešinę. Čia jau tas burbuliukas sudėtingiau, todėl aš stengiuosi atsargiau. Labai stengiuosi neišeiti jums iš vaizdo. Truputį pavalysiu dulkės, nes aš galvoju, kad nieko ten nebesimato. Bet fokusuoja tai tragiškai, ne? Ne, šviesa kaip tik čia netinka, vat gal dabar mažiau net erzin. Gerai, ateinam aplink odeles. Nu ir ką, ir aplink visą nagutę. Šiaip galiu pasakyti, gelis tikrai jaučiasi, kad yra kietas, bent jau tas baltas. Vadinasi, nagas tikrai bus tvirtas ir šiaip jaučiu tokį tvirtumą iš karto ant nago. Galima dildžiuoti ir su dilde, ir su freza, kaip jūs jau labiau mėgstat. Aš iš tiesų šiaip viską dildžiuoju dažniausiai su dilde, aš esu ta tokia senų laikų dėstytoja. Mėgstu labai tikslius nagus, labai tikslę architektūrą. Bet dabar tiesiog noriu jums pataupyti laiką ir didžiąją dalį. Būtent dėl to dildžiuoju su freza. Kaip ir minėjau pradžioj, nagų ilgį va tik dabar nuiminėsiu ant pačio galo. Iškutį nuvalykim dulkes, kuriuose skęsta nagai. Paskui įdėti galėsiu dar nuotrauką į tą patį, po šito laivo įdėsiu ir nuotrauką. Galėsiu pasižiūrėti iš arčiau, kaip atrodo, kadangi matau dabar jums sunkiai čia fokusuoja, bet aš parašysiu dar kartelį ir aprašymą, kaip dariau, ir įdėsiu nuotrauką galutinio rezultato. Nepamirškit, kad spalvas šitam dizainui jūs galite rinktis tokias, kokias jūs norit, bet visą laiką rekomenduoju rinktis arba panašias spalvas tarpusavį, ar ne, kad jos ta prasme, kad gražiai miksuotųsi. Arba jeigu rinkatės va tokias spalvas, kaip aš rinkausi visiškai kontrastingas ar nemėtinai rožinė, bet jos iš tikrųjų turi panašumo tame, kad jos abi tokios pieniškos yra, ar ne, tiek mėtinė buvo tokia pieno baltumo, kaip sakau, tiek rožinė irgi tokia maišyta su baltu. Jis nėra visiškai grina rožinė spalva. Gerai, sekantį nagą. Viską dildžiuoju su freza arkiniais judesiais, maksimaliom apsukom. Principe, jeigu jūs moka dildžiuoti su dilde nagus teisingai, tai paėmę frezą lygiai tokiais pat judesiais, kaip dildžiuotumėt su dilde, išsidildžiuosit
greičiau su freza. Bet aš mėgstu, sakau, šiaip labiau mėgstu dildžiuoti su dilde vien dėl tikslumo. Nu, va, pažiūriu architektūrą iš šono, kokia yra, ar ne? Gerai, toliau užbaigsim su dilde. Gerai, valau dulkės, biškutį negaliu. Žinokit, šiaip labai nemėgstu dirbti dulkėse. Ir apskritai labai nemėgstu bardako savo darbo vietoje. Mane tiesiog siutina, jeigu atvirai bardakas darbo vietoje. Aš tada nematau, ką darau. Nu va, taip, dabar galutiniam sudildžiavimui. Ką darau galutiniam sudildžiavimui? Šiek tiek padildžiuoju nago rėmą dar. Ir jau trumpinu nagutį. Čia iš karto trumpinu nagutį dėl to, kad jums norėsiu parodyti prancūzą. Norėčiau būtent su baltu jų laku pabandyti, kadangi baltas lakas iš tiesų man pasirodė labai toks intensyvus, sakyčiau, sakau, labai toks panašus į gelį. Sincero manęs klausė, ką aš norėčiau parodyti, sakau, norėčiau parodyti baltą pieštą prancūzą ir pasakiau, kad man reikės balto gelio jų. Sakė, balto gelio piešimui mes neturim, bet sakė, mes turim laką, klausė, ar su laku išeitų piešti. Sakau, aš jam atsakiau, kad su lakais aš nepiešiu iš tiesų prancūzą, dėl to, kad lakai būna tokie per mažai pigmentuoti, man nepatinka, kaip jisai piešiasi, kaip valdosi, bet aš galvoju, kad ne šiaip savo jie ir atsiuntė man tą baltą laką pabandyti, dėl to, kad pas juos jis yra labiau tokios gelinės konsistencijos. Atsiprašau. Išbėgdama, žinokit, šiandien visą dieną dirbau ir turėjau pusę valandos laisvo iki laivo dar, ta prasme, iki kol ateisiu jau į studiją. Ir grįžusi dar iki namų greit išgėriau kavos ant tuščio skrandžio, tai dabar, žinokit, ta kava kyla atgal, žodžiu, neleidžia man ramiai kalbėti. Nu ką, apeinu sudildę aplink odeles dar kartelį. Šitam nagutėje nereikėjo, man užteko pilnai su freza peiti, o čia dar noriu peiti dėl to, kad labai tų burbulų buvau didelių prisidariusi. Gerai. Va čia matot, išlindo dar odelę, irgi praeisiu dar kartelį. Tokiuose dizainuose iš tikrųjų odelės gal net neverta tvarkyti iš karto. Nu va. Taip, mano ovaliukai abu jau į pabaigą. Nu ką, liko šoniukai. Šiaip pat parodysiu, kaip atrodo tas dizainas ir ant tokio dizaino dar gražiai atrodo irgi prancūzas pieštas ant viršaus. Tokį visai fun turėtumėt vasarinį dizainiuką. Ir fun, ir tokie išskirtini. Aš truputį, žinokit, atsiprašau, kad jūs dabar nematot, bet aš visai nematau, ką dildžiuoju. Tuoj truputį pasižiūrėsiu iš priekio, ką čia turiu. Čia matau dar gėlę per daug. Nu va, praktiškai sudildžiavau, liko panagės. Panagės tvarkau su tą pačią glute, bet jau apsukos yra daug mažesnės. Apsukos nebe maksimum, o tik tai apie 17 000 kažkur forwardas. Dėl ko panagių netvarkau su maksimum, tai dėl to, kad labai dažnai eglutė mėgsta apvažiuoti aplink nagą, o jeigu dirbam su maksimaliom apsukom, tai apvažiuoja labai dažnai. Nu va, išsiimam panagę. Ir žiūrim, ką ten turim, ar ne? Kad dar kartelį šoninės paralelės. Mano nagai yra labai stipriai kylantis į viršų. Todėl mano paralelės niekada nebūna ypatingai gražios, kaip pati savo jas tvarkau. Bet šiaip kylantiems nagams į viršų tikrai galima jas sutvarkyti gražiai. Bet mano nagai, sakau, tokie yra išskirtiniai. Tikrai vieni nagai labai kyla į viršų, kiti mažiau kyla į viršų, kiti kyla į viršų ir dar yra apskritai piršte pasodinti į viršų. Tai čia, žodžiu, tokia
vargo vakarienė. Dar kartą įsidėsiu liepsnelę, įsijungsiu reversą ir vat, šituose naguose, šitam nagučiui konkrečiai, vat, kur daugiau ten buvo dilžiavimo, dar praeisiu pro odeles. Nu va. Kas liko užpoliruoti odeles. Tam imsiu cilindro, apvalinto cilindro tokiam antgalį. Galima imti paprastą burbuliuką, bet man šitie antgaliai patinka labiau. Aš ir mokymuose būtent rodau su jais, kadangi turi didesnį darbo plotą ir nekaitina odelį, taip ar ne? Tiesiog dirba didesniam plote. Dirbu forwardu. Aišku, jeigu daryčiau klientui, dabar tai klientui labai gerai įtempčiau odelę, bet kadangi darau savo, tai darau taip, kaip jau man čia pavyksta, ar ne, savo. Savo tą odelę nelabai įsitempia. Pažiūrėkit, mano antgalis visą laiką yra gulščias. Ar ne, niekada nestovi va tokiu kampu, jis visada guli ant nago, ant odos. Nu ir iš kairės į dešinę, tai yra iš dešinės į kairę, kaip čia jums dabar. Prieš laikrodžio rodiklę, žodžiu, juda mano antgalis. Taip, užpoliruodamas odeles. Apsukos šiuo metu nėra didelės, bet šiaip mėgstu dirbti ir didesniem apsukom, pavyzdžiui, irgi ant 17 000. Bet jeigu dirbam ant 17 000, mums reikia prisiminti, kad darbas turi būti ypatingai švelnus, mes prie odos turim liestis visai paviršiumi. Ateinantį sezoną, beje, labai yra populiarios visokios geltonos spalvos, visi geltoni atspalviai. Tai iš tiesų pasakysiu, tai visiškai ne mano spalvos. Bet jeigu įdomu, tai trendina labai gelsvi, oranžiniai tokie visi atspalviai. Jie bus trendų trendas visą vasarą. Nu va. Ir iš tiesų natūralumas, tai vat, turint tokių fluidinių gelių spalvų, tai galima visą vasarą išsisukti irgi tik su tokiais fluido geliais daryti ir dėti topą iš karto. Vieną kitą Swarovski uždėti ant tų spalvų ir atrodys tobulai. Nu viską, žinokit, apsivalau dulkes vėl, nes, kaip sakiau, negaliu dirbti tam bardake. Tuoj biškutį nuvalysim. Ir jums čia kamerą pavalysiu, nes visa irgi turbūt nudulkėjo. Nu va, tuoj. Nu va, viską išsivaliau, visas dulkes. Čia kažkoks blizgutis dar prilipo. Bet turim tokį labai švelnų dizainą. Bet aš norėčiau jį jums parodyti labiau, kad matytųsi. Matosi sunkiai, ar ne? Kadangi čia nuvaliau dulkes, mes iš karto ant jo užtepsim topą, ant šito dizaino. Ir parodysiu jau vieną, kaip jisai atrodys, kad nebedulkėtų jis mum. Va, turėsim tokį, nu Jėzų, čia jis gali mums fokusuoti ar ne? Gal čia ir tą lempą patraukti, net nebežinau, ką traukti, kad jums rodytų tą, ką reikia. Bet labai bus toks ypatingai švelnus, pavasarinis, vasarinis dizainas. Šiaip galima įlieti, kas daro įlietus dizainus irgi, ar ne? Tokius daryti galiukus, kas nedaro įlietų. Taip pat galima visą nagą tokį įdomesnį sukurti. Taip, kišim į lempą. Ir tuoj pažiūrėsim iš arčiau, kaip jis atrodo.
Gerai, pažiūrėkim, gal dar buvo kokių klausimų daugiau, ar šis topas labiau į skystesnę pusę. Žinokit, ką tik labai greitai jį sutepiau, tai nepastebėjau, bet toksai nėra bėgantis, būtų iškart mane nervinęs, jau nėra jisai bėgantis, bet nėra ir per tirštas, tai dar pasakysiu, kai tepsiu kitą nagą, labiau atkreipsiu dėmesį į tai. Šiaip kol kas matau, kad labai gelių nori būtent Evukas, nes pagrindinius klausimus matau būtent, atsiprašau, Evukas, taip man atrodo, čia daugiausia klausimų jo. Kokį dizainą rekomenduotumėte į vestuves? Žiūrint, prie ko derinsim, prie suknelės ir prie pačios nuotakos derinti reiktų vestuvinį dizainą. Esu turėjusi visokių tų nuotakų, tiek tradicinių, kurios nešioja baltas suknelės, tiek tokių, kurios nešioja baltas suknelės, bet kerzus prie suknelės. Tai čia jau labai toksai specifinis dalykas, bet visada išlieka natūralumas naguose, kadangi suknelė balta, kaip mes žinom, visą laiką, ką jinai simbolizuoja, tai simbolizuoja jaunatvę, simbolizuoja tokią nekaltybę, ar ne? Tai nagai taip pat neturėtų būti, mano galva, labai tokie išsišokantis. Visada neprašausit su baltu prancūzu, baltu ombre arba tiesiog natūralios spalvos geliu, kuris galėtų būti puoštas Swarovskiais. Tai niekada neprašausit arba su raitinukais. Va, žiūrėkit, bandysime jums parodyti šitą, kaip atrodo šitas dizainas. Labai švelnus. Aš jums dar nufotografuosiu, paskui ir kelsiu, nes kažkaip labai sunkiai fokusuojasi, bet šiaip labai žaismingas, pavasarinis ir jis nėra labai margas. Galima daryti iš panašių spalvų, ar ne, ryškesnė rožinė, švelnesnė rožinė, arba ten gelsvi kažkokie atspalviai. Irgi labai gražiai atrodytų. Va tokie. Toks margutis, ar ne? Taip, šitas topas yra be lipnumo. Tai ištrauktas iš lempos, jis visiškai nelimpa. Bet ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų pažiūrėkit, kaip jisai, nežinau, ar jūs matote, kaip jisai blizga, bet blizga labai gerai. Dabar dar vieną nupieškim prancūzą. Pasimsim baltą spalvą. Buteliukai nudulkėjo, kol aš dildžiavau. Labai tiršta balta spalva, iš tikrųjų labai. Mano mylimiausia paletė yra mano ranka. Užsidėjau lašelį. Imu ploną teptuką. Teptukas tinka bet koks. Man patinka apie centimetro ilgio, bet šiaip tinka bet koks jums yra patogus prancūzui piešti. Kai piešėt prancūzą, teptukas turėtų būti suvilgytas gelyje, bet niekada neturėtų būti ištepta visa šita susiegimo vieta, bet kokį dizainą darant. Gerai, nusistatykime nago vidurį, kur bus mūsų prancūzo vidurys. Tokią atžymą pasidėjau. Ir dabar taip, nuo išaugimo taškų panašiai, tai nuo vienos pusės čia ir kitoje pusėje čia, bus mano ūsų pradžia ir pabaiga. Guldau teptuko gulsčiai, ne stačiai nagui, ar ne, o gulsčiai nagui. Guldau. Ir nuo vieno išaugimo taško, čia dabar žiūrėkite, perteklių dažų palieku nago galiuke, kad nenubėgtų. Nuo išaugimo taško tiesiog gulsčiai braukiu vieną liniją. Vieną liniją iki mano atžymėto taško. Vat ir ne, matot? Ir dabar tą pačią liniją brauksiu iki va čia, iki centro, ar ne? Iki centro. Guldau teptuką ir jį spaudžiu ir guldau. Spaudžiu ir guldau. Ir dabar taip pat nuo vidurio į kitą pusę spaudžiu ir suku teptuką. Mano išaugimo taškas.
Nu, kol kas bandau žiūrėti, kaip man su šituo laku. Atrodo labai tirštas, bet piešiant, vat, pavyzdžiui, prancūzą, jis labai lengvai skirstosi, grinai, vat, tiesiog kaip lakas. Žiūrėsim to jo pigmentaciją. Dabar aš tik tai noriu pasidaryti savo tokios atžymos, ar ne, prancūzo grinai, kuris tai čia bus, kaip iš čia man atrodys. Nu va. Nu ir ką, ir dabar imu iš karto didesnį kiekį lako ir piešim prancūzą. Šiaip galiu pasakyti pigmentuotas lakas, bet, nu, prancūzui vis dėlto aš rinkčiausi gal labiau gelį vis tiek, gelinius dažus, ne laką. Bet jeigu, tarkime, dažų nebeturėčiau, tai čia būtų vienas iš variantų, kaip išsisukti iš padėties, kadangi, pažiūrėkit, koks jis yra pigmentuotas. Ir iš tikrųjų, kas man patinka, labai gražiai, žiūrėkit, aš vat, einu su teptuku, bet jis vat, užsilygina. Vat nepalieka tokių, kaip nuo lako būna drūžių, ar ne, baltos spalvos, tokios jos mėgsta drūžuotis. Tai vat nepalieka. Nu, tuoj palaukit, dabar noriu dar tą liniją paryškinti. Ar topas turi melsvumą, tuoj pasakysiu. Turi, žinokit, lempoje jisai, bet aš dabar negaliu pasakyti, pasakiau, kad turi melsvumą, bet čia gali melsvai šviesti ir pats gelis baltas po apačią, tai vat pasakysiu va dabar, kai tepsiu, ar jisai turi melsvumo ar ne. Šiaip nesimato, kad turėtų melsvumo. Nu labai, žinokit, įdomus tas lakas. Labai va tepu ir tiesiog bandau pati suprasti, jo, ar man įdomu, nu kaip vat man tepasi, ar ne, ar man patinka ar ne. Oi, žinokit, žiūrėkit, įkišau į lempą, galvoju, kas čia vyko, įkišau į lempą 3 sekundėm, nežinau, net ne sekundėm. Pasižiūrėti, ar turi melsvumą ir iš karto pagavo lempą. Vat baltas mano tas prancūziukas iškart pagavo lempos spindulius. Tai dabar aš jau neturiu kitos išeities, kaip kišti į lempą pilnam džiūvimui savo prancūziuką. Šiaip kas nemėgstat prancūzą piešti su dažais, dėl to, kad, sakykime, neslysta teptukas per nago paviršių, ar ne, tai čia yra tikrai puikiai išeiti. Žinokit, gerai piešia, nu ta prasme nepalieka, nu aš toj parodysiu ištraukus dar iš lempos, nepalieka tokio storo galiuko, kai nupieši prancūzą su laku. Vat ko aš labiausiai nemėgstu lakuose, kai piešiu prancūzą, kad galiukas išstorėja. Ir tada, kai tepi topą, galiukas atrodo toks tarsi su bangelė, ten turi žaistis, kol gražiai išlygini topą, kad nebūtų tos bangelės. Todėl aš nemėgstu piešti prancūzų su lakais. Bet vat, nu, šitas lakas nepalieka tos bangelės, nu toj, vat, ištrauksiu, parodysiu. Ar nevedate kursų kitose miestuose? Kitose miestuose mokymus labai norėčiau pradėti vesti ir tokios mintis jau buvo seniai, kadangi vedžiau mokymus ir Kaune, ir užsienyje yra tekę vesti ne vieną kartą mokymus, bet dabar turiu leliuką, nu ne leliuką, 2 metai mano vaikučiai jau dabar suėjo. Ir vat norėčiau vėl pradėti važinėti po kitus miestus, kadangi jau būtų galima su savo mažiuku susitarti. Va, žiūrėkit, noriu parodyti iš šono. Matot, nepalieka jokios bangelės padidėjusios. Tai vat, kas man yra iš tiesų pakankamai keista, kadangi lakai dažniausiai palieka. Nesu tikra, kaip būtų su kitų spalvų ar ne Sincero lakais, bet baltas tikrai tinka piešti prancūzui. Ir šiaip gali dar pastebėti, kad jisai labai gražiai išsilygino, nu nepalieka tokių, sakau, drūžių, kaip pieštum šiaip su paprastu laku. Nu ką, dedam dar kartelį topą, topas No Wipe'as, taip sakau. Gerai, pasižiūrėkim dar kartelį dabar tą konsistenciją topo, kadangi buvo klausimas apie tai. Nu va, topas toks turi tirštumo šiek tiek, bet nėra iš tų tokių topų, žinot, kaip guma, kur tepasi, kur tepi ir jisai tokių labai storų sluoksnių palieka, va, pažiūrėkit. Tepu pakankamai plonai,
Pasižiūrėsim. Tepasi lengvai. Šiaip apskritai turiu pasakyti padėkas Sincero. Tikrai mane nustebino ir noriu pagirti juos. Tikrai nesitikėjau, žinokite, kokybės. Tiesą sakant, tikėjausi labai vidutiniško produkto, o pasirodo yra labai klaidinga. Taip manyta, ne, sako, nespręsk apie knygą iš viršelio, ne, bet iš seniau kažkada susidarius buvau nuomonė tokia. Ir va, žiūrėkit, pabandžiau, į dabar atsiras mano lentynai lakų. Nu va. Oi, reikia neperbraukti su tuo teptuku, nes su baltais dažais piešiu. Nu va, kišam į lempą. Atsiprašau. Taip, turi, žinokit, truputį melsvumo. Turi melsvumo vis dėlto, nes mano prancūzas irgi šviečia lempai melsvai. Bet, pavyzdžiui, piešiant prancūzą, tai toks topas, kuris turi melsvumo, jums netgi padeda dėl to, kad ta balta spalva labiau išryškėja. Jinai atrodo šaltesnė ir gražesnė. Hi, hello. Labai gražu. Ar lakas ne per tirštas? Aš asmeniškai nelabai mėgstu tirštų. Ne, žinokit, ir keista. Aš irgi nemėgstu tirštų lakų, nes aš turėjau tokius lakus viniliniai vadinasi. Jie labai fainai buvo pigmentuoti, viskas buvo gerai su jais, bet jie buvo žiauriai tiršti ir iš tiesų nepatogu buvo dirbti su tokiais lakais, kadangi suteikdavo jie tokios didelės apimties nagui. Atrodo, tu pasidarai gražų nagutį, ploną ar ne, išplonini gražiai visą architektūrą ir lakas labai sugadina galutinį vaizdą. Tai va, aš irgi nemėgstu tirštų lakų, bet mėgstu labai pigmentuotus lakus. Tai va, žinokit, tikrai kokybiškas lakas. Nežinau, kokie lakai, čia va, matot, Sincero, aš turėjau kitos kompanijos tokios dar nusipirkusi lakus, kurie irgi buvo tokie lyg ir pigmentuoti, bet tas tirštumas, nežinau, dirbti neįmanoma. Nežinau tik tai, kiek vat jie laikosi ant nago, kaip tas išlaikymas yra, ar ne? Aš dar kol kas, čia pirmas mano bandymas yra, todėl sakau, kad labai natūraliai galiu jums atsakyti. Tos mano tokios emocijos labai natūralios yra. Aš bandau ir iš karto su jumis bendrauju. Realiai čia toksai kaip open boxas gavosi. Produkto atidarimas, ar ne? Taip, ir čia irgi sutvarkysiu dar panagę, kadangi padildžiavau. Tai noriu dar truputį praeiti daugiau pro panagę savo smiliukui. Oi, kokios apsukos didžiulės. Nu va. Va, taip. Nu va, nusivalom dulkes ir pasižiūrim galutinį rezultatą, ką mes čia gavome. Nu va, merginos ir vaikinai, va tokį gavome galutinį rezultatą. Nu, tai kaip jums čia šitas vaizdas? Tuo aš persijungsiu kamerą atgal į save ir mes apšnekėsim, ką mes čia matom. Tuoj papurtysiu biškutį jūs. O, apsisuko kamera. Nu va, tai patrauksiu visus laikiklius, nes čia labai daug visko yra. Ir paskaitysiu jūsų dar atsakymus. Va čia dar gal labiau matysis tie nagiukai, tuoj nueisim nuo šviesos. Jėzu, ne, kaip nefokusuoja žiauriai. Kažkaip nelabai noriu. Nu, aš jums nufotografuosiu ir įkelsiu. Taip pat įkelsiu ir į savo paskyrą, galėsit pasižiūrėti. Tuoj parašysiu savo paskyrą. Va, žiūrėkit, įmetu į komentarus, va čia galit pasiekti Gintarė Semoškienė. Įdėsiu ir ten istorijus ir atsiųsiu į Sincero puslapį, tai jie, manau, irgi pasidalins nuotrauką. Nu, pasižiūrėkime, ar dar buvo kokių klausimėlių.
Širdelės labai gražu, širdelės super. Kokį No Wipe topą rekomenduotumėt? Tai, šiandien galiu rekomenduoti Sincero. Bet jeigu taip žiūrėti, ką aš naudoju, tai žinokit, No Wipe'ui daug yra gerų No Wipe'ų, bet man dabar ant bangos yra, bent jau buvo Renatos Gricienės No Wipe'as. Dabar bandau dar nusipirkusią Edelweizos. Žodžiu, žinokit, pasakysiu taip, kiek žmonių, tiek nuomonių ir mes vienam gali patikti produktas, kitam nepatikti. Tai jau jūs juos turite testuotis pačios. Tik tai tiek, kad atsirinkus tą gerą produktą nereikia pamiršti, kad kitos kompanijos taip pat turi gerų produktų ir jos vienos su kitom draugauja. Nežinau, kol kas aš dar nesu atradusi vienintelės kompanijos, iš kurios naudočiau viską, sakykime, ar ne, ten bazę įtrinimui, bazę modeliavimui, priauginimo geliai, topai, lakai, nėra vienos tokios kompanijos. Aš visas kompanijas miksuoju, lygiai taip pat miksuosiu ir Sincero kompaniją su savo mylimukais, kitais kažkokiais atrinktais ir tai nėra jokios tragedijos, kaip seniau būdavo, labai seniai sakydavo, kad būtinai viską vienos kompanijos, tai ne. Jūs galit pabandyti, atsirinkti vieną kitą produktą ir tiesiog testuoti, žiūrėti, kas jums patinka. Tai labai tenkina Sincero kokybė. Iš tiesų Sincero ir kainos labai tenkina ir kokybė. Tai kas prisijungėt vėliau arba kas nematėt mano pirmą nutrūkusią laivo, tai dar noriu dar kartelį pasakyti, čia žodžiu pasirašiau špargalkę tokią. Tai pasižiūrėsiu, kad jeigu dabar perkate iš Sincero puslapio produktų už 15 €, jums pristatymas bus nemokamas. Tai iš tikrųjų labai apsimoka, nes, kaip sako, būkim biedni, bet teisingi, bet perkant vieną ar ten 2 lakus ir mokė dar 3 ar 4 € už pristatymą, tai pagalvoja, ar ne, ar čia verta, gal tada neverta. Tai dabar tikrai verta. Visiems Easy Fluid geliams šitiem, kur rodžiau, tai yra šitos kompanijos Easy Fluid vadinasi, tai dabar yra taikoma 35% nuolaida ir dar jų puslapyje yra prie akcijų, pažymėta akcijos, tai ten įeikit ir ten yra taikoma net iki 70% visokiem geliam. Tai manau, kad tikrai galite prisirinkti dabar ir už 70% ir už 35% visokių gelių. Ir ta suma susidarys daugiau, ar 15 € ar daugiau, ir gausit ir nuolaidų belė kokių su akcijom, ir dar pristatymą nemokamą. Ir dar, yra, matau parašyta, perkant, jeigu pirksit 2 Easy Fluid gelius pasirinktinus, tai dar gausit ir to padovanų. Tai žodžiu, čia dabar yra pigiau grybo, kaip sakau, kas praleidot pelenę, tai dabar galit apsipirkti pigiai ir daug. Tai pasižiūrėkim dar Sincero, tikrai labai stebino, o kaina visiems prieinama. Iš tikrųjų, žinokit, tikrai taip. Ir nuo kiek pati pradėjote darytis gelinius nagus? Gelinius nagus, žinokit, aš pradėjau darytis gana vėlai, panašiai gal tik nuo 19 ar 20 metų. Bet kita vertus, manau, kad panašiai tada ir atsirado jie pas mus populiaresni jau tokie, kai man tiek buvo metų. O dabar... gal nuo 18, taip sakyčiau, pradėjau darytis. O dabar man jau yra 33, tai su nagais jau taip labai profesionaliai dirbu panašiai nuo 24. Tai apie beveik 10 metų taip labai profesionaliai. O dar prieš tai jau dirbau irgi, bet seniau tai buvo, žinot, kaip dildžiavom taip, kad būtų gražu. Visas taisyklės buvo iš YouTube ir panašiai. O dabar yra praeita kalnas kursų pas geriausius tiek Lietuvos, tiek užsienio instruktorius. Labai aukšta kvalifikacija pakelta ir tiek nagų srity, tiek nagų chemijos srity. Tai žodžiu, patirties šiame reikale turiu. Žiūrėkit, rašo Margarita, aš prancūzą piešiu su Sincero visom spalvom, tai visos piešia tobulai ir nepalieka kalniuko. Tai aš galvojau irgi, ar taip gali būti su visom spalvom, kadangi aš, sakau, prisipažįstu ir Sincero, aš nebandžiau jų lakų anksčiau.
Ir vat, kai jie man atsiuntė tą baltą, aš jau taip supratau, kad jie siūlo su juo piešti, pabandžiau ir mane iš tikrųjų stebino, nes aš kaip sakiau, niekada su lakais nepiešiu, bet vat, tikrai nepalieka, žiūrėkit, jokio kalno, nieko. Nueina to lygiai lakas, ar ne, ir gelis. Ir piratopas nueina to lygiai, nepalikdamas jokio, nieko, žodžiu. Labai gražiai. Važiuokit, dizainas gal biški matas. Šiaip labai gražus jų tas gelis su blizgučiu, aš jau matau, kad čia bus mano favoritas, ypač greitom korekcijom. Taip, nuo kiek metų rekomenduojate pradėti darytis gelinius nagus? Gelinius nagus rekomenduoju pradėti darytis kuo vėliau, nes bent jau iki 16 metų patariu nedaryti arba daryti pas meistrus, kurie iš tiesų išmano, ką daro. Tai ką reiškia? Tai reiškia ne tik dėl nagų pradildžiavimo, bet ir dėl medžiagų cheminių savybių parinkimo. Kadangi medžiagos, čia turbūt teko jums girdėti, jau po visą Lietuvą buvo pasklidęs gandas, kad lempos kelia vėžį ir panašiai. Tai ne, šitas lempos jokio vėžio jas nekelia, nėra jokių mokslinių tyrimų atlikta, kad jos kažką tai keltų blogo. Bet geliniuose produktuose, bazėse, ypatingai gelinėse bazėse yra tokia sudėtis, toks produktas, ingredientas įeina, kuris gali kelti ateityje apsigimimus kūdikių. Tai reiškia, kad mergina gali lauktis dar tik tai, ar ne, dar pati nežinot, kad laukėsi, darytis gelinį lakavimą. Ir jeigu naudojama yra netinkama bazė, gali sukelti negimusio vaiko dar apsigimimus būtent dėl lako. Taip pat ilgai naudojant nekokybiškas priemonės, nekokybiškas bazes, lygiai taip pat meistrai, kurie ilgą laiką dirba su jom, gali ateityje turėti kepenų, inkstų padidėjimus, žodžiu, problemų, kvėpavimo takų sutrikimai ir panašiai. Tai visa tai remiasi į nagų chemiją ir į bazinės jūsų žinias. Kaip ką reikėtų naudoti ir ką atsirinkti. Smagu, kad vyksta tokie laivai, gali sužinoti daug įdomių dalykų bei praleisti prasmingai laiką. Iš tiesų, žinokit, žiauriai tingėjau šiandien daryti laivą, bet kai pradėjau daryti, dabar nenoriu niekur išeiti, nes žiauriai faina pabendrauti ir apskritai man patinka publika, kuri bendraujanti tokia. Tai jeigu dar kažkas bus įdomu, klauskit. O šiaip, žiūrėk, aš čia dar rašot, šiaip iš tikrųjų daug informacijos jūs turėtumėte žinoti būtent iš tų bazinių kursų, bet labai naudokitės progą, bet būtent tokiais laivais, nes irgi daug informacijos meistrai papasakoja. Tai labai įdomu paklausyti. Ar sunku buvo išmokti dirbti plonu teptuku, daryti dizainus ir panašiai. Va čia, žinokit, irgi yra toks klausimas, kurį mes ką tik irgi diskutavom su viena mergina, kuri ateis pirmadienį į mokymus pas mane jau. Ir jinai sakė, aš neturiu meninės gyslelės, mane traukia darbas, bet neturiu menininko gyslelės, bijau, kad jeigu prašys piešti, ten aš neišpiešiu. Tai žinokit taip, manikiūro profesija, manikiūrininkės profesija neturi nieko bendro su daile. Nieko bendro. Čia viskas yra absoliučiai iš taisyklių. Lygiai taip pat, kaip laikyti ranką, kaip laikyti teptuką, kiek paimti dažų, kokią kryptim piešti, kokią kryptimi nubraukti liniją, kur liniją braukti storiau, o kur ploniau. Viskas yra absoliučiai iš taisyklių. Ir kaip jūs neišmokot vairuoti per vieną dieną, ar ne? Pradžiai vairuotojas, instruktorius, kaip sakė, čia žiūrėk, susireguliuok veidrodėlius, spaus pedalą, čia įjunk šitą pavarą, vėl spaus pedalą, ar ne? Tada junk kitą pavarą, nespaus gazą per greitai, čia stabdis, čia rankinis, čia tas, čia anas, nepamiršk posūkio, nenutrenk žmonių, žiūrėk ženklus, greičiau, lėčiau. Tai žodžiu, viskas plakasi, atrodo, o Dieve, kaip čia reikia išmokti, čia tiek visko, ar ne? O paskui vieną dieną tiesiog sėdi, važiuoji ir net nesupranti ir dar žiūrėk telefoną minkai, dar kalbi su kažko, dar radiją čia taisai, dar vaikus tildai, dar valgai, dar kažką. Ir tu jau nebereaguoji, tau natūraliai viskas gaunasi. Tai čia žinokit taip pat. Pirmas kelias dienas yra žiauriai sunku su daile, ar ne? Jeigu nieko bendro neturit, tai galiu pasakyti taip,
Pabandykite prie vieno darbo pasėdėti 3 dienas. Nuoširdžiai skirkit 3 dienas. Atsisėskit, susiradę kažkokį tai vieną dizainą pieštą, ar ne? Geriausia tai yra raitinukai visokie. Tai Pinterest yra pilna tokių dizainų raitytų, visokių ar ne, gražių raitinukų. Atsisėdat, išsirenkat vieną vienintelį dizainą. Tai reiškia, nedarom taip, kad padariau, pavargau, įsijungsiu kažkokį kitą pabandyti. Ne. Įsijungiam vieną dizainą ir 3 dienas bandome jį atkartoti. Vieną vienintelį dizainą nuo ryto iki vakaro pasistengiam atkartoti. Ir pamatysit, kam 2 dienoj, kam 3 dienoj, dažniausiai 3 dienoj, prasilaužia ranka ir tada jau gali bet kokį dizainą piešti. Ar naudotumėte šią produkciją savo klientam ir mokymams? Taip, tikrai žinokit, naudočiau ir va dabar pirmadienį turėsiu mokymus, tai visa šita produkcija ir lakai bus padėti taip pat, kadangi bus manikiūro mokymai, tai gėlių gal mažiau, bet bazę, topą ir spalvas tikrai naudosim baziniuose mokymuose mano. Kadangi, sakau, gera sudėtis, tai mes netgi panagrinėsim su mokiniais konkrečiai jų sudėtį. Ką daryti reikėtų, jeigu topas kimba? Jeigu topas kimba, tai po lempos reikėtų jį nuvalyti, bet visą laiką leiskit truputėlį atvėsti medžiagai, o tada valykit lipnumą. Aš visą laiką lipnumą valau tiesiog su dehidratorium. Niekada neperku specialaus skysčio klinerio, o neperku dėl to, kad toks paradoksas, bet gelio lipnumas kelia vienas didžiausių alergijų ir gelio lipnumo valiklis klineris irgi kelia didžiausias alergijas. Todėl gelio lipnumą stengiamės neatnešti ant kliento odos, kai nuvalinėjat lipnumą, valyti taip, kad tas lipnumas ir liktų ant servetėlės, ne ant jūsų ir ne ant kliento odos. Ir valau būtent su dehidratorium. Jokiais gelio lipnumo valikliais nesinaudoju. Koks jūsų IG? Mano Instagramas yra gintarė_semaškienė. Žinokit, ar dar būtų live su kitom Sincero produkcija? Žinokit, jeigu pasiūlys, tai ir padaryčiau. Bet aš, kaip ir minėjau, tikrai, aš prisipažįstu, nuoširdžiai tikrai nebuvau nei gerbėja, nei praktikuotoja būtent šitos kompanijos. Nes turiu tą blogą įsitikinimą, kad jeigu pardavinėjama yra prekybos centre, kad produktas jau bus kažkoks tai negeras. Ir dar kaina, ar ne, prieinama, tai kažkaip pat iš karto. Kadangi jie mane taip pagavo ir parodė, ką jie turi, tai galiu pasakyti, tikrai mielai sudalyvaučiau dar live ir parodyčiau kitą produkciją jų kažkokią. Taip. Pažiūrėkim čia. Jėzu, kiek čia, žinokit, jūsų daug rašo, aš galvoju, ar viską atrašiau ar ne. Ar turit nuomonę apie Didierą? Taip, aš turiu nuomonę apie Didierą ir, kaip sakoma, arba gerai, arba nieko, ar ne, arba pasiliks savo, tai aš pasiliksiu savo tą nuomonę. Žodžiu, pasilieku ją savo. Čia irgi kiek žmonių, tiek nuomonių yra, kas dirba ir kas netgi naudoja tas priemonės salone ir yra labai patenkinti. Aš asmeniškai pasakysiu taip. Mano tokia labai dvejopa nuomonė. Bet naudoju klientį, aš turiu, žinokit, irgi Didiero būtent priemonių, bet aš nenaudoju dėl to, kad mano klientai pasireiškia alergiją, bet vėlgi šita mano klientė, kuriai pasireiškia alergija, jinai apskritai ir yra alergiška geliams, tik tai aš esu atrinkus jai produktus, nuo kurių jai nieko blogo nenutinka, jinai puikiai juos naudoja ir jokių alergijų neiššaukia. Tai va, bet būtent Didiero produkcija jai netiko. Taip, ką dar praleidau? Taip, tuoj pražiūrėsim, kągi mes čia dar praleidom. Čia jūs labai daug parašėt. Ar lengviau su baltais dažais ar laku? Man, aišku, lengviau yra su dažais, turbūt dėl to, kad aš esu pripratusi, žinokit, prie dažų. Bet šitą laką tikrai duosiu bazinukiam savo pabandyti. Ir iš vis noriu priminti, kad jeigu esate šiaulietas ir būsit kada Šiauliuose, tai galit man parašyti. Aš dažniausiai būnu studijoje arba kažkur šalia studijos, kadangi šalia gyvenu. Tai tikrai mielai galit užsukti, aš duosiu pabandyti, ant tipso palakuoti, ar ant savęs, ar su teptukais pasižaisti, pačiupinėti, kokie tie geliai yra. Jeigu norit tiesiog išbandyti, tai mielai prašom užsukti.
Beje, šiaulietės manikiūrininkės, jeigu jūs ieškot gerų antgalių Šiauliuose, tai aš turiu gerus kmizo antgalius, atsiprašau, kazanės antgaliai pas mane yra, eglutės ir deimantiniai antgaliukai. Patys populiariausi, neturiu jų labai įvairių formų, turiu tik tuos, kuriuos pati naudoju. Tai jeigu reikia kokybiškų antgalių, prašom kreiptis. Taip, toliau. Sincero Holo Laser, labai gražios spalvos. Žinokit, nebandžiau, bet bus proga išbandyti. Gerai, merginos, matau, kad jau jūs labai daug jau čia klausimų nebeturit, jau daug ką parašiau, pašnekėjau su jumis, ar siunčiat antgalius. Taip, galiu siūsti antgalius, man parašykit ir aš jums atsiųsiu į jums patogų kažkokį tai paštomatą. Šiaip geriausia būtų LP Express arba Omniva, man patogiausia, nes šalia namų, žinot, bet jeigu reikėtų, tai galėčiau atsiųsti ir kažkur per paštą ir panašiai, bet geriau per Omniva arba LP. Tai va. Gerai, merginas, jeigu turėsi dar klausimų, tai mielai lauksiu, dabar bandysiu išsaugoti laivą, tikiuosi, kad man pavyks susitvarkyti su šita technika. Ir nufotografuosiu dar nagus, įkelsiu tą dizainą, kad galėtumėt pasižiūrėti ir aprašysiu, kaip jį dariau. Tai jeigu neįkelsiu nuotraukos, tai tikrai pasižiūrėkit, bus Sincero puslapyje, kadangi kelsiu nuotrauką ir į savo Instagramo paskyrą ir užimėsiu Sincero. Tai va, mielai lauksiu jūsų savo puslapyje, bendraukim toliau, gerų darbų, gerą vakarą ir jums nebetrukdau, žodžiu, smagaus ir faino penktadienio. Iki, ačiū labai, kad buvot ir kad manęs išklausėt. Iki, mergaitės ir berniukai.